Sveiki, jūsų dėmesį į savaitinę apžvalginę laidą Saugumo vektoriai. Europa dar kartą pasirinko ne drąsą, o baimę. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip ES nesugebėjo panaudoti įšaldytų Rusijos milijardų Ukrainos gynybai, išsigandusi teismų, finansinių pasiekmių ir Kremliaus grasinimų. Vietoj strateginio sprendimo kompromisas, kuris Maskvai pasiuntė aiškę žinią. Europos spaudimai pasiduoda. Antroji tema – Ukrainos frontas. Tai nebe herojiškos istorijos, o išsekimo sekinimo karas, kuriame trūksta ne valios, o pinigų, žmonių ir realios vakarų paramos. Aptarsime, kodėl Europa garsiai kalba apie paramą, bet realybėje leidžia Ukrainai lėtai silpti, o tai veda į pralaimėjimą. Ir galiausiai Rusijos slaptas karas su Europa. Provokacijos NATO teritorijoje, sabotažas, kibernetinės atakos ir pilkoji zona, kurioje Maskva veikia nebaudžiama. Žiūrint į mūsų neveiklumą, kyla klausimas, kiek dar signalų Europą ignoruos, kol šis karas taps atviras ir nebegrįžtamas. Ir pradėkime nuo naujienų iš Briuselio. Penktadienį 3 val. Nakties, o gal jau galima sakyti paryčiais, po 17 varginančių derybų valandų, ES lyderiai pagaliau paskelbė susitarimą. Ukraina gaus 90 milijardų eurų savo gynybai per ateinančius 2 metus. Mes įsipareigojame, mes įvykdėme, paskelbė ES tarybos pirmininkas Antonijo Košta. Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas tai pavadino aiškiu Europos signalu Putinui. Tačiau už triumfuojančių spaudos pranešimų ir kruopščiai parengtų pareiškimų slypi visai kitokia realybė. Tai, kas turėjo būti lemiamas Europos momentas, Rusijos įšaldytų lėšų panaudojimas Ukrainos gynybai finansuoti, virto chaotišku kompromisu, kuris beveik nieko netenkino. Dar svarbiau, kad viršūnių susitikimas atskleidė gilų Europos vienybės skilimą, parodė, kaip veiksmingai veikia Rusijos bauginimas ir įrodė, kad susidūrusios su pasirinkimu tarp kolektyvinio saugumo ir nacionalinių interesų, didžiosios Europos valstybės pasirinko savo naudą. Klausimas, kuris buvo svarstomas kelis mėnesius, atrodė paprastas. Ar Europa turėtų panaudoti maždaug 210 milijardų eurų įšaldytų Rusijos centrinio banko turto, kad suteiktų Ukrainai taip reikalingą finansavimą? Ilgos Briuselio nakties pabaigoje atsakymas buvo kategoriškas ne. O istorija apie tai, kaip Europa priėjo prie šio atsakymo, atskleidžia viską apie žemyno silpnumą susidūrus su Rusijos agresija. Jau senokai strategija atrodė logiška ir paprasta. Rusijai pradėjus visapusišką invaziją į Ukrainą, vakarų šalys įšaldė savo jurisdikcijoje esančius Rusijos valstybės turtus. Vien ES turėjo apie 210 milijardų eurų, iš kurių didžioji dalis, apie 185 milijardus, buvo laikoma Belgijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas kartu su ES komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragino tiesiogiai panaudoti šios Rusijos pinigus, kad suteiktų Ukrainai reikalingas lėšas. O moralinė logika buvo įtikinama – priversti Rusiją sumokėti už karą. Mersas net parašė straipsnį dienraščiui Financial Times, kuriame teigia, kad čia jo idėja. O Ursula von der Leyen kelis mėnesius tvirtino, kad nėra jokios kitos alternatyvos. Net ES viršūnių susitikimo pradžioje Mersas liko neperkalbamas. Mano nuomonė, tai iš tiesų yra vienintelis variantas, pareiškė jis. Tačiau tai, kas atrodė neišvengiama Vokietijos vadovams, iš Briuselio, Romos ir Paryžiaus atrodė visiškai kitaip. Ir žmogus, kuris galiausiai sužlugdė šį planą, buvo netikėtas priešininkas Bartas de Vyveris, Belgijos ministras pirmininkas ir flamandų nacionalistas, kurio visa politinė karjera buvo pagrįsta bandymai suskaldyti savo šalį. De Vyveris prieš viršūnių susitikimą kelias savaitės brėžė aiškę raudoną liniją. Belgija nesutiks su jokiu Rusijos turto panaudojimu be neribotų garantijų, kad jo šalis bus apsaugota nuo bet kokių finansinių ar teisinių pasiekmių. Atsižvelgiant į tai, kad Belgija saugo didžiąją dalį Rusijos įšaldytų milijardų. Na, o Belgijos baimė, žinoma, buvo suprantamos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau prieš viršūnių susitikimą pasakė kalbą, išvadindamas Ukrainos rėmėjus Europos lyderius kiaulėmis ir paršeliais, kurie bus nušalinti nuo valdžios. Jis apibūdino bet kokius veiksmus prieš Rusijos turtą kaip vagystę ir plėšimą. Tai nebuvo tušti grasinimai. Rusijos centrinis bankas jau buvo pateikęs didžiulį ieškinį Belgijai, reikalaudamas maždaug 195 milijardų eurų žalos atlyginimo.
Maskva netgi neseniai pademonstravo savo keršto taktiką. Gruodžio pradžioje Rusijos teismas patenkino ieškinį leidžiantį valstybei konfiskuoti Latvijos Rietumų bankui priklausančius turtus, kurių vertė siekia apie 320 milijonų eurų. Tai yra kaip atsakas į ankstesnį Latvijos sprendimą konfiskuoti Rusijos kultūros centrą. Žinia buvo aiški – palieskite mūsų turtą ir mes atkeršysime jums. O vakarų kompanijos vis dar veikiančios Rusijoje ten turi didelę savo dalį turto. Kaip atvirai pareiškė Vasilijus Astrovas, Rusijos ekspertas iš Vienos tarptautinio ekonominių studijų instituto, vakarų kompanijos Rusijoje dabar yra laikomos įkaitėmis. Susidaro įspūdis, kad sprendimus priimantis asmenys Briuselyje yra pasirengę paaukoti Europos kompanijų interesus. O skaičiai stulbinantis. Vien Vokietijos įmonių bendra rizika Rusijoje viršyje 100 milijardų eurų. Pati Belgija Rusijoje turi maždaug apie 17 milijardų eurų turto. Visoje Europoje lėšos buvo įstrigusios vadinamosiose C-tipo užblokuotose sąskaitose. Tai buvo vakarų įmonių Rusijoje uždirbti pelnai ir dividendai, kurių jos nebegalėjo išsiimti. Putinas rugsėjį net pasirašė dekretą, kuriuo pagreitino nedraugiškų šalių investuotojų turto vertinimą ir pardavimą, sutrumpindama šį procesą iki vos 10 dienų. O Belgijos premjero pozicija sulaukė teigiamo atgarsio savo šalyje. Apklausos parodė, kad net 67% belgų pritarė jo prieštaravimui panaudoti Rusijos įšaldytus milijardus. Gruodžio pradžioje šis flamando nacionalistas, kuris visą savo karjerą menkino prancūziškai kalbančius belgus, po paskaitos prancūziškai kalbančiai auditorijai sulaukė kelių minučių trukmės audringų aplodismentų. Jo nepaklusnumas ES padarė jį šalies didvyriu. Bet grįžkime į Briuselyje vykusį Europos vadovų posėdį, kuriame nukrito kaukės ir paaiškėjo, kad bijo Rusijos grasinimo Europą, o kam svarbesni savi interesai. Kai ketvirtadienio rytą ES lyderiai susirinkę Europos pastate, dauguma vis dar tikėjusi, kad turto įšaldymo planas bus įgyvendintas, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas su jam būdingu rimtumu išdėstė, kas yra statoma ant kortos. Mūsų pasirinkimas yra paprastas. Arba pinigai šiandien, arba kraujas rytoj. Ir aš nekalbu tik apie Ukrainą. Aš kalbu apie Europą, sakė Tuskas. Tikrasis dramos veiksmas prasidėjo vakare, kai vadovams buvo pateikta atnaujinta įšaldytų lėšų pasiūlyta versija, papildyta sudėtingais teisiniais ir finansiniais mechanizmais, skirtais spręsti Belgijos keliamas problemas. Tada ir žlugo kelis mėnesius trukęs diplomatinis darbas. Nors oficialiame viršūnių susitikime buvo aptariami kiti klausimai, tokie kaip plėtra ir ES biudžetas, tikroji veiksmo vieta buvo užkulisiuose ir koridoriuose. Lyderiai slankiojo į dvišalius susitikimus ir iš jų. Devyverė susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris maldavo jo paremti turto panaudojimą. Bet Belgijos premjeras nepasidavė. O Vokietijos kancleris Mercas susitiko privačiai su Italijos premjere Giorgia Meloni, bandydamas ją įtikinti panaudoti Belgijoje esantį Rusijos turtą. Bet ir jam nepavyko. Per tas 17 valandų paaiškėjo ne Europos vienybė, o išryškėjo susiskaldžiusi valstybių grupė, siekianti siaurų nacionalinių interesų, pasiduodanti baimiai arba tiesiog atsisakanti mokėti už karą. Vokietijos kancleris Mercas prieš susitikimą pozicionavo save kaip naują stiprų Europos lyderį. Kanclerį, kuris pagaliau privers Rusiją susimokėti. Jis iš principo prieštaravo tolesniam bendram ES skolos prisiėmimui. Tačiau nakties pabaigoje jis buvo priverstas sutikti būtent su tuo. Bendra skola padengiama iš ES biudžeto, o ne iš Rusijos turto. Aukšto rango diplomatai smerkė ir šaipėsi iš politikų. Belgijos susirūpinimas buvo ignoruojamas ištisomis savaitėmis, sakė vienas iš jų. ES komisija pradėjo intensyves diskusijas su Belgijos vyriausybė pernelyg vėlai. Kiti diplomatai pažymėjo, kad kancleris Mercas ilgą laiką dirbo prastai ir bandė tiesiog ignoruoti mažesnes šalis, tokias kaip Belgija ir jų interesus. Po viršūnių susitikimo, nepaisant pralaimėjimo, Mercas bandė išsisukinėti. Kaip aš ir reikalavau, Ukraina gaus 90 milijardų eurų beprocentinę paskolą, sakė jis, patogiai nutilėdamas, kad ji nebuvo finansuojama taip, kaip Mercas reikalavo. Briuselio vidaus šaltiniai pažymėjo, kad Mercas toli gražu nesulaukė tokios pačios kolegų pagarbos, kokią turėjo buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Kaip sakė vienas Briuselio pareigūnas, Mercui dar daug ko reikia pasimokyti.
O Belgijos premjeras De Viveris įgyvendino tai, ką vėliau apibūdino kaip kietąją politiką. Jis suvienijo savo šalį užimant kompromiso nepripažįstančią poziciją. Neribotos garantijos arba nieko. Kai jo reikalavimų mastas galiausiai buvo pateiktas kitiems lyderiams, tame kritinėme ketvirtadienio vakaro dokumente planas žlugo be jo tolesnių pastangų, nes dalis šalių nenorėjo savo šalių pinigais garantuoti Rusijos įšaldyto turto. Ir lemtingą vaidmenį šioje kovoje dėl Rusijos milijardų suvaidino dviejų šalių vadovai, o to šalis tai Italija ir Prancūzija. Remiantis Financial Times pranešimu, kai ketvirtadienio vakarą buvo pateiktas sudėtingas dokumentas dėl įšaldytų lėšų, Meloni pradėjo ieškoti spragų dokumente, iškeldama abejonės, ar Italijos parlamentas iš viso patvirtintų Belgijos reikalaujamas finansinės garantijas. Dvi didžiausios ES jėgos prieštaraujančios planui pakeitė nuotaiką, sakė pareigūnai. Mat Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vaidmuo irgi buvo ypač iškalmingas. Anot Financial Times per tą kritinę ketvirtadienio vakaro diskusiją Macronas daugiausiai tylėjo, bet paskui išreiškė susirūpinimą dėl to, ar jo parlamentas patvirtintų Belgijos prašomų garantijų reikalavimus. Padėjęs sužlugdyti pirminį planą, jis pareiškė, kad bendras skolinimasis sprendimas pasirodo esąs realistiškiausias ir praktiškiausias sprendimas. Tačiau labiausiai stebinantis buvo Macrono žingsnis penktadienio rytą, po to, kai susitarimas buvo pasiektas. Be išankstinių konsultacijų su kitais lyderiais jis staiga paskelbė, kad Europa turėtų atnaujinti dialogą su Rusija. Arba dabartinėse dėrybose bus pasiekta ilgalaikė taika, arba rasime būdų, kaip europiečiai galėtų atnaujinti dialogą su Rusija, pareiškė Macronas. Tai reiškia atsisakymą ilgalaikės ES strategijos izoliuoti Putiną. Be to tai buvo vienašališkas sprendimas. Galima daryti prielaidą, kad Macrono iniciatyva nebuvo iš anksto suderinta su kitomis valstybėmis narėmis, pranešė Vokietijos žiniasklaida. Macronas matyt nebegalėjo palikti tiesioginių derybų su Rusijos vadovu vien Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui. O galbūt labiausiai iškalbingas buvo Vengrijos, Slovakijos ir Čekijos sprendimas visiškai atsisakyti remti Ukrainą. Šios trys šalys, kurias Švedijos žiniasklaida apibūdino kaip Putino Trojos arkliais, surengė uždarą susitikimą viršūnių susitikimo metu. Kokia buvo jų kaina už tai, kad jos nesipriešino galutiniam kompromisui skolintis? Kitos šalys sutiko visiškai jas atleisti nuo bet kokių skolos grąžinimo įsipareigojimų. Tad 27 valstybių narių ES tapo tik 24 valstybių koalicija. Kaip pažymėta vienoje analizėje, tai reiškia augantį šalių prieštaraujančių pagalbai Kijevui skaičiui. Vietoj to, kad mesti iššūkį šioms Rusijai palankioms vyriausybėms, Europa prisitaikė prie jų. Maskva šį veiksmą tikrai įsidėmės. O Rusijos reakcija buvo greita, džiaugsminga ir iškalbinga. Kirilas Dmitrijevas, Putino specialusis pasiuntinys, kuris vadovavo derybams su Trumpo komanda, socialiniuose tinkluose paskelbė pergalę. Kol kas nugalėjo teisė ir sveikas protas, pareiškė jis. Briuselio sprendimą jis pavadino sunkių smūgių karo kurstytojams, konkrečiai paminėdamas Ursulą von der Leyeną ir Mercą. Penktadienį savo metinėje spaudos konferencijoje ir pats Putinas pasakė savo nuomonę. Tai vagystė, pareiškė jis, bet kodėl tai neveikia? Kodėl jie negali įvykdyti šios vagystės? Nes vagims gali grėsti sunkios pasekmes. Jis įspėjo, kad nesvarbu, ką jie pavogs ar kaip tai padarys, anksčiau ar vėliau jie turės tai grąžinti. Maskvos žinia buvo aiški. Bauginimas veikia, o Europos lyderiai susigūžė bijodami Rusijos grasinimų. Kokios reakcijos susilaukė toks politikų Europos vadovo bejėgiškumas ir savų interesų gynimas? Europos parlamento gynybos komiteto pirmininkė Marija Agnes Strack-Zimmermann atskleidė nerimą keliančią informaciją. Jis sakė, kad šį rytą, tai yra viršūnių susitikimo dieną, sužinojo, kad Europoje vyrauja susirūpinimas dėl galimo Rusijos atsako. Jos išvada buvo griežta. Tai tik parodo, kad Putino ilga ranka siekia net Europą. Wolfgangas Ischingeris, buvęs Miuncheno saugumo konferencijos vadovas ir pripažintas Europos saugumo ekspertas, pareiškė, kad Ukraina gavo tai, ko jai reikėjo, bet už didelę kainą ir patikslino kokią. ES sumokėjo už tai savo patikimumu ir savo vardu. Mes ir toliau sudarome įspūdį, kad tik reaguojame į įvykius ir ieškome laikinų sprendimų. Visoje Europos žiniasklaidoje pasipylė kritika ir pradėtas kelti klausimas, kada Europa susivienys ir ar ji iš viso gali būti vieninga, jei dabar nesugeba susitarti ir priimti bendro ryžtingo sprendimo. Be to spaudoje pradėti kelti nepatogus klausimai, kam galiausiai teks susimokėti už šią paskolą Ukrainai.
Ukrainai turbūt jos tikrai nereikės mokėti, nes Putinas tikrai nesirengia jai kompensuoti milžiniškus nuostolius. Tad keliamas nemalonus klausimas, ar galiausiai už tai sumokės Europos mokesčių mokėtojai. Matijasas Šepas, Vokietijos ir Rusijos prekybų rūmų valdybos pirmininkas, neturėjo iliuzijų. Vokietijos ir visi Europos mokesčių mokėtojai sumokės 2 kartus, sakė jis Vokietijos žiniasklaidai. Jo logika buvo paprasta. Pirma, Rusija sieks kompensacijos už patirtus nuostolius dėl to, kad Europa įšaldė jos turtą. Antra, Rusijos turtas laikomas Belgijoje, Prancūzijoje ar Vokietijoje yra tik garantija reparacijų paskolai, o Rusija greičiausiai negalės būti priversta mokėti reparacijų, jei bus pasiektas taikos susitarimas. Tuomet Europos mokesčių mokėtojai sumokės dar kartą. 210 milijardų eurų įšaldytų Rusijos pinigų šitie Rusijos pinigai galėjo būti realus svertas paveikti Putiną, bet vietoj to pinigai lieka nenaudojami, o Europos mokesčių mokėtojai netiesiogiai garantuoja paskolą, kurios Rusija gali niekada taip ir negrąžinti. Tačiau turbūt ne pinigai svarbiausia, o tai, ką atskleidė kova dėl rusiškų pinigų panaudojimo. Kalbu apie nesutarimus tarp valstybių ir skirtingą požiūrį į karą Ukrainoje bei Europos saugumą. Kylio instituto, kuris stebi paramą Ukrainai, tyrimai rodo, kad tarp Europos šalių didėja atotrūkis. Šiaurės šalis, tokios kaip Švedija, Norvegija ir Danija, tebėra toli priekyje pagal BVP procentinę dalį, kurią jos skiria paramai Ukrainai. O tokios šalis kaip Italija ir Ispanija prisidėjo itin mažai. Prancūzija ir Vokietija padidino įnašus, bet vis dar smarkiai atsilieka nuo šiaurės šalių pagal vienam gyventojui tenkantį įnašą. Dar labiau nerima kelia tai, kad kai kurių didžiausių Europos ekonomikų visuomenės nuomonė tampa priešiška tolesniai paramai. Leidinio Politico atlikta 10 000 žmonių apklausa parodė, kad Vokietijoje net 45% respondentų norėjo sumažinti finansinę pagalbą Ukrainai ir tik 1/5 norėjo ją padidinti. Prancūzijoje 37% norėjo skirti mažiau ir tik tai 1/4 norėjo skirti daugiau pinigų Ukrainai. Ir Prancūzijos spauda teisingai pastebi. Europos viršūnių susitikimas rodo, kad Europa vis dar nenori mokėti už Ukrainos gelbėjimą. Saugumo analitikai pastebi, kad Europai trūksta lyderystės, bet to bendras sutarimas vis labiau silpnėja. Svarbius sprendimus torpeduoja ne tik mažesnės valstybės su dešiniosiamis populistinėmis vyriausybėmis, tokios kaip Vengrija ir Slovakija, bet dabar prisideda ir didelės ekonomikos, ES steigėjos, tokios kaip Italija ir Prancūzija. Financial Times išreiškė dar aštresnę nuomonę. Atotrūkis tarp strateginių tikslų ir siaurų nacionalinių interesų, kurį skatina nacionalistinės politikos kilimas, yra akivaizdesnis nei bet kada anksčiau. Tad kokias galime padaryti išvadas po šio sprendimo? Europa tikrai surado pinigų Ukrainai, to negalima paneigti. 90 milijardų eurų paskola padės Ukrainai išgyventi dar 2 metus. Tačiau tai, kai buvo priimtas šis sprendimas ir ką jis kainavo Europos patikimumo ir įtakos atžvilgių, parodo svarbesnė istorija nei pats finansinis paketas. Kai Lenkijos ministras pirmininkas Tuskas susitikimo pradžioje įspėjo, kad Europa turi rinktis pinigus šiandien arba kraują rytoj, jis išsakė skaudžią tiesą. Europos valstybės gali sumokėti dabar, kad sustabdytų Putiną Ukrainoje arba kovoti, kai jo kariai ateis pas mus. Viršūnių susitikimas parodė, kad Europa nusprendė nemokėti nei savo pinigų, nei naudoti Rusijos pinigus. Vietoj to ji pasiskolino mokesčių mokėtojų pinigus. Atleido Rusijai palankes valstybės nuo įnašo ir paliko 210 milijardų eurų įtakos svertą net nepanaudota. Baimė dėl Rusijos atsakomųjų veiksmų pasirodė esanti galingesnė už įsipareigojimą kolektyviniam saugumui. Tad nacionaliniai interesai nugalėjo, o Maskva gavo žinią, kurios Europa nenorėjo siųsti, bet vis tiek išsiuntė. Bauginimas veikia, susiskaldimas yra išnaudojamas, o kantrybė vakarų silpnumo akivaizdoje galiausiai duoda dividendų. Putinas pavadino Europos lyderius kiaulėmis ir paršeliais, pagrasino sunkiomis pasekmėmis plėšikams ir stebėjo, kaip jie atsisako plano panaudoti jo šalies įšaldytą turtą. Mums, NATO rytinio flango nariams, Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Lenkijai, tai turėtų būti labai nerima kelianti pamoka. Kai atėjo laikas parodyti tikrą solidarumą su šalimi kovojančią dėl išlikimo prieš Rusiją, didžiosios Europos valstybės pirmiausia apskaičiavo savo siaurus interesus. Belgijos finansų įstaigos buvo svarbesnės už kovą su agresoriumi. Italijos ir Prancūzijos vidaus politiniai interesai nusvėrė kolektyvinį saugumą. Viršūnių susitikimas parodė tikrosios Europos veidą, kuri kalba apie vienybę ir ryžtą, bet veikia susiskaldžiusi ir bijodama.
Europos, kurioje nuolaidos Rusijai palankioms vyriausybėms yra svarbesnės nei jų iššūkis. Europos, kuri susidūrusi su pasirinkimu panaudoti realią įtaką prieš Rusijos agresiją, susigūžė. Tai nėra ta Europa, apie kurią jos vadovai taip dažnai mėgsta kalbėti. Tai yra Europa, kurią mato Rusija, bailiai ir susiskaldžiusi, ir kurią greičiausiai toliau tokia matys. Ir šioje vietoje Europos vadovams reikėtų susimastyti, kaip jie elgėsi ne tik su savo likimu ir saugumu, bet pirmiausia su šalies, kuris stabdo Putino armiją nuo tolesnio veržimosi į Europą. Atėjo laikas susitaikyti su faktais, įvertinti blaiviai, sąžiningai ir skausmingai. Ukraina pralaimės karą su Rusija. Ir tai nėra Maskvos propagandos mašinos ar pesimistų siekiančių pakenkti Ukrainos pasipriešinimui žodžiai. Juos visai neseniai parašė Žakas Šusteris, Vokietijos laikraščio Die Welt vyriausiasis redaktorius. Jo vertinimas yra griežtas ir nemalonus. Ukraina yra įstrigusi sekinimo kare su Rusija, kuri lėtai, bet užtikrintai silpnina jos jėgas. Išsekinimo karą galima laimėti, bet laimė tik ta pusė, kuri išsilaiko ilgiausiai, kuri gali nuolat siųsti naujus karius ir ginklus į frontą. Rusija turi pakankamai žmonių ir įrangos, nors jos nuostoliai kaip apskaičiuota siekia milijonus. Ukrainai trūksta šių pajėgumų – karinių, socialinių ir finansinių. Ir tai vyksta nepaisant to, ką Šusteris vadina kabutėse žinoma, europiečių nuoširdžiomis pastangomis remti Kijevą. Jau metai, kaip Jungtinės valstijos atsisakė teikti tolesnę pagalbą Ukrainai. Nuo 2022 iki 2024 metų Amerikos karinė pagalba per metus siekia beveik 42 milijardus eurų, o šiemet pagal Kylio pasaulio ekonomikos instituto duomenis buvo suteikti tik 32 milijardai eurų karinės pagalbos. Europos Sąjunga šio trūkumo nepadengė. Gruodžio mėnesį Briuselio viršūnių susitikime sutarta nauja 90 milijardų eurų ES paskola suteiks Kijevui šiek tiek laisvės atsikvėpti. Tačiau, kaip klausė Šusteris, kas bus po to? Karas nesibaigs, kai tie pinigai baigsis. Rusija tęs karą toliau, nesvarbu, kiek europiečiai protestuotų. Ukraina, Europa ir pasaulis susiduria su žiauriai paprastu klausimu. Kas bankrutuos pirmas – Ukraina ar Rusija? Ir ar Europa gali suteikti pakankamą paramą jau dabar, kad atsakymas pasikeistų, kol dar ne per vėlu. Skaičiai apibūdinantis Ukrainos finansų krizę yra beveik nesuvokiami tokio dydžio šaliai. Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad per ateinančius 2 metus Ukrainai reikės 135 milijardų eurų vien tam, kad ji galėtų išlaikyti pagrindinės valstybės funkcijas ir tęsti savo šalies gynybą. Ukrainos finansų ministras Serhijus Marčenko vien 2026 metams paskaičiavo, kad reikėtų 45 milijardų eurų paramos. Kitų metų Ukrainos biudžete numatytas 38 milijardų eurų deficitas, maždaug 19% nuo šalies BVP. Norint suprasti šios krizės mastą, reikia atsižvelgti į tai, kiek Ukraina išleidžia karinėms reikmėms. Kitais metais ukrainiečiai gynybai išleis maždaug 56 milijardus eurų, tai sudaro net 27% nuo BVP. Palyginimui Lenkija, kuri šiuo metu NATO šalyse išleidžia daugiausia lėšų gynybai, savo šalies apsaugai ir kariuomeniai skiria mažiau nei 5% nuo BVP. Ne viena kita šalis pasaulyje tokios didelės savo ekonomikos dalies neskiria karinėms išlaidoms. Vienos dienos karas su Rusija dabar Ukrainai kainuoja $172 milijonus. Prieš metus ši suma buvo tik 140 milijonų. Ir čia glūdi Ukrainos finansinių spąstų esmė. Šalis, kurios ekonomika siekia maždaug $200 milijardų, 5 kartus mažiau nei Lenkijos, visas savo mokesčių pajamas skiria ginkluotosiams pajėgoms. Visa kita – socialinės išmokos, humanitarinė pagalba, pensijos, sveikatos priežiūra, švietimas, visos kitos valstybės funkcijos priklauso tik nuo užsienio pagalbos. Be išorės finansavimo Ukraina negalėtų mokėti socialinių išmokų ar finansuoti humanitarinės pagalbos savo piliečiams. Nuo 2022 Ukraina jau gavo daugiau nei $160 milijardų paramos iš savo sąjungininkų. Tačiau šis rautas lėtėja būtent tada, kai Ukraina jo labiausiai reikia. Kylio instituto atliekamas pagalbos stebėjimas atskleidžia nerimą keliančias tendencijas. Naujos pagalbos tempai šiemet gali sumažėti iki žemiausio lygio nuo karo pradžios, nuo 2022, ir bus gerokai mažesni nei reikia, kad būtų užpildyta spraga pasitraukus Amerikai. Europos šalių įnašų skirtumas smarkiai padidėjo. Nors Švedija, Norvegija ir Danija tebėra gerokai priekyje pagal BVP procentinę dalį skiriamą Ukrainai, tokios šalis kaip Italija ir Ispanija instituto teigimu prisideda ir prisidėjo labai mažai.
Europos retorikos ir realybės atotrukį geriausiai iliustruoja plačiai paviešintas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas Paryžiuje dar šį mėnesį. Sutarta ginklų tiekimo apimtis apie 100 naikintuvų Rafale, priešlėktuvinių raketų sistemų, dronų ir bombų skaičiai popieriuje atrodė įspūdingai. Tačiau, kaip pažymėjo spauda, tai yra tik ketinimų išraiška arba planai, kurie ginklų pramonėje dažnai nepasiteisina. Tad kokia yra tikroji realybė? Prancūzija yra pasirengusi skirti Ukrainai iš viso tik apie 120 milijonų eurų. Kaip atvirai pastebėjo žurnalistai, to neužtenka net vienam naikintuvui Rafale įsigyti. Tad šis Macrono pasipijarinimas buvo labiau susijęs su Prancūzijos susidomėjimu ES ginklų plėtros fondu, nei su realiu ginklų tiekimu Ukrainai. O Ukrainos finansinė krizė kasdien ryškiai matoma Ukrainos mūšio laukose, kur išsekimas ir rezervų trūkumas tampa kritinėmis silpnybėmis. Situacija yra tikrai sunki. Ukrainos pajėgos pasiekė puikių taktinių pergalių, bet praranda strateginės pozicijas dėl nepakankamo ginkluotės ir karių skaičiaus. Gruodžio pabaigoje garsus Ukrainos dronų vadas Robertas Brovdis, žinomas slapyvardžiu Magyaras, paskelbė apie tai, kas atrodė kaip reikšmingas Ukrainos laimėjimas. Rusai dislokavo savo pagrindinės karių atsargas Donbase, visą elitinę 76 oro desanto diviziją, ir mes juos naikiname įspūdingų tempų. Per vieną dieną sunaikinamas vienas priešų batalionas, tikino Magyaras. Tačiau vos už 4 kilometrų netoliese esančiame Mirnohrade padėtis buvo visiškai kitokia. Paskutinės Ukrainos gynybiniai įtvirtinimai buvo pralaužti rusų, kurie jau yra centre, pranešė kitas analitikas. Teritorija, kuri vis dar yra Ukrainos kontrolėje, tai yra teritorija, kurią vis dar kontroliuoja Ukraina, sumažėjo iki maždaug 3 kvadratinių kilometrų, palyginti su maždaug 36 kvadratiniais kilometrais pernai metų pabaigoje, kai prasidėjo apgultis. Mirnohradas greičiausiai buvo prarastas ir jo atgauti praktiškai neįmanoma dėl rezervų trūkumo. Katastrofa Severske, maždaug 100 km iš šiaurės rytos nuo Pokrovsko, aiškiausiai parodė Ukrainos žmogiškųjų išteklių krizę. Kova dėl šio stipriai tvirtinto miesto vyko nuo 2022 vasaros, kai ukrainiečiai pasitraukė iš Lysyčiansko. Daugiau nei 3 metus Severskas laikėsi tvirtai, tačiau šiemet viskas žlugo. Pastarosiomis dienomis Seversko gynyba krito, rašė vienas Ukrainos analitikas. Tvirtovė, kurios rusai beveik 4 metus negalėjo užimti, po vos savaitės kovų yra ant žlugimo ribos. Ir to ukrainiečio analitiko išvada negailestinga. Jei tai nėra ženklas, kad Ukrainos kariuomenėje labai trūksta karių, tai nežinau, kas tai yra. Ukrainos gynėjai patys pripažino šią problemą. Dėl mažo karių skaičiaus didžioji miesto dalis buvo patruliuojama ir kontroliuojama tik dronais, be jokių realių kariuomenės užimtų įtvirtinimų. Kai rusų pajėgos smarkiai puolė, nebuvo nieko, kas galėtų jas stabdyti. Vienas Ukrainos štabo karininkas Ukrainos Pravda portalui pasakė tiesą. Norėdami atgauti prarastas pozicijas, mums reikia rezervų. Ar mūsų korpusas ginantis šią fronto dalį jos turi? Ne. O ar jos turi rytų grupės vadas? Tai čia jau didelis klausimas. Kareivių trūkumas Ukrainos daliniuose matomas visur. Kijevo vadovybė desperatiškai bando užpildyti spragas vis drastiškesnėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, buvo išduoti įsakymai grąžinti kareivius grįžusius iš atostogų ne į savo dalinius, o tiesiai į puolimo dalinius fronto linijoje. Buvo paskelbta, kad tarptautinis legionas bus išformuotas, o jo kareiviai taip pat bus nusiųsti į puolimo dalinius. Vienas Ukrainos pareigūnas šią krizę apibūdino taip. Abi pusės yra išsekusios ir ant žlugimo ribos. Klausimas yra, kas žlugs pirmas, mes ar jie. Kol karinė situacija blogėja, Rusija toliau sistemingai naikina Ukrainos infrastruktūrą, kurios remontas kainuos 100 milijardų eurų, o juos reikės rasti greičiausiai taip pačiai Europai. Per pastarosius 6 mėnesius Ukrainoje smarkiai padaugėjo išpuolių prieš geležinkelių sistemą. Jų skaičius palyginti su karo pradžia išaugo 3-gubai. Nuo Liepos mėnesio įvykdyta daugiau nei 600 išpuolių prieš geležinkelius, kurie yra dalis didesnės Rusijos puolimo kampanijos, skirtos sunaikinti Ukrainos infrastruktūrą ir sugriauti jos kaip veikiančios valstybės funkcionavimą. Gruodžio mėnesio išpuolis prieš Lozovo stotį parodė šios kampanijos mastą ir žiaurumą. 3 nakties stoties vadovė išgirdo pirmosius sprogimus. Skubėdama į stotį dar naktiniais rūbais, ji pamatė, kad didingas XIX amžiaus pastatas dega, peronai užversti nuolaužomis, o vagonai sugadinti, sukritę ant bėgių. 15 šachet dronų buvo nukreipti tiesiai į stotį. Nors stotis vis dar veikia, per ją važiuojančių traukinių skaičius smarkiai sumažėjo. Nuo 32 per dieną prieš Rusijos dar invaziją iki vos 8 šiandien.
Lozovos geležinkelio stoties patirtis kartojasi visoje Ukrainoje. Už infrastruktūrą atsakingas vicepremjeras Oleksijus Kuleba paaiškino Rusijos taktiką. Jie pradėjo smogti pasienio regionams aplink Sumus ir Černigovą, bandydami sunaikinti keleivinį transportą, sukurti teroro zoną ir atskirti juos nuo likusios Ukrainos. Antrajame etape rusai puola linijas, gabenančias krovinius į Ukrainos jūrų uostus, bandydami paralyžiuoti ekonomiką. Galiausiai jie ėmė pulti logistikos tiekimo linijas, kuriamis į frontą buvo gabenami ginklai ir kariai. Žmogiškosios aukos yra milžiniškos. Nuo 2022 invazijos žuvo daugiau nei 1000 geležinkelio darbuotojų, 3000 buvo sužeista. Traukinių mašinistai dabar nuolat dirba apsirengę neperšaunamomis liemenėmis ir ginkluoti šautuvais, kad galėtų šaudyti į virš galvos skraidančius dronus. Kai kurie kruviniausi išpuoliai įvyko geležinkelio stotise, kuriuose buvo susirinkę civiliai. Pavyzdžiui, prieš 3 metus balandžio mėnesį išpuolis Kramatorsko stotyje nusinešė 63 žmonių gyvybės, daugiausiai moterų ir vaikų, laukusių traukinių, kad galėtų evakuotis. Human Rights Watch rado įrodymų, kad Rusija išpuolyje naudojo kasetinės bombas, ginklus specialiai sukurtus siekiant padaryti kuo daugiau civilių aukų. Rusijos geležinkelių puolimo ir naikinimo kampanija turi kelis tikslus. Sunaikindama tiltus ir bėgius, jie izoliuoja regionus vieną nuo kito ir žinoma nuo likusios Ukrainos dalies. O užnugaryje Rusija naudoja Ukrainos geležinkelio bėgius savo pajėgoms aprūpinti. Rusijos šarvuoti traukiniai aprūpinti sunkiaisiais kulkosvaidžiais į fronto gilumą Ukrainoje gabena tankus, šaudmenis ir ginklus. Ukraina paveldėjo geležinkelių sistemą, kurios vežės plotis didesnis nei Europoje, kokie ir pas mus. Tai buvo carinės Rusijos strateginis sprendimas, siekiant užkirsti kelią invazijai iš vakarų. O Ukrainos atstatymo išlaidos beveik neįmanoma apskaičiuoti, bet jos tikrai siekia 100 milijardų eurų. Apskaičiuota, kad vien fiziniai infrastruktūrai reikės mažiausiai 500 milijardų eurų, neskaitant ekonominių nuostolių, perkeltų gyventojų ir sunaikintų pramonės šakų nuostolių. Ir bandant suvokti, ar kada Ukraina bus atstatyta, kyla klausimas, kas už tai sumokės. Ukraina dabar, net artimiausioje ateityje, to negali padaryti. Rusija savanoriškai tikrai nemokės, lieka Europa. Tik ji to irgi nenori daryti. Tačiau nepaisant visų šių iššūkių, Ukraina nesugriuvo. Beveik 4 metus po Rusijos invazijos daug mažesnė šalis toliau priešinasi daug didesniam agresoriui. Ši realybė pakeitė tradicinės prielaidas apie karą ir ekonomiką. Kaip pažymėjo Financial Times analizė, Ukrainos patirtis nuo 2022 vasario mėnesio pakeitė ilgai vyravusias prielaidas apie karo ekonomiką. Nuo įsitikinimo, kad dydis ir pramonės pajėgumai yra pergalės garantija, iki nesusipratimo apie mobilizaciją, logistiką ir prisitaikymą. Tradiciniai rodikliai rodo, kad Rusija turėjo greitai laimėti. Pernai Maskva padidino karinės išlaidas iki maždaug 149 milijardų dolerių, o tai sudaro 7 procentus nuo jos BVP ir apie 19 procentų visų Rusijos vyriausybės išlaidų. Dvigubai daugiau nei pavyzdžiui 2015-aisiais. Tuo tarpu Ukrainos karinės išlaidos siekia tik 65 milijardus dolerių, o tai sudaro mažiausiai trečdalį BVP, didžiausia karinė našta iš visų pasaulio šalių. Tačiau prognozuotas Rusijos blitzkrygas, greitasis karas, niekada taip ir neįvyko. Vietoj to, kas turėjo būti greitas užkariavimas, virto nuožmiu sekinimo karu. Rusija kontroliuoja maždaug 19 procentų Ukrainos, įskaitant 2014 metais okupuotas teritorijas. Šiemet Rusija užėmė maždaug 3000 kvadratinių kilometrų. Tačiau, kaip pažymi Financial Times, dauguma laimėjimų yra išsibarstę operatyviai nereikšmingai ir pasiekti didelę žmogišką kainą. Mažesniai šaliai, tokiai kaip Ukraina, lėto atsitraukimo strategija, darant maksimalią žalą, pasirodė esanti veiksminga. Užimtos teritorijos plotas neatspindi visos karo dinamikos. Klausimas yra ne tik, kas kontroliuoja teritoriją, bet ir kas gali padengti kovos išlaidas, žmogiškasias, ekonominės ir pramonės. Rusijos akivaizdžius pranašumus susilpnino struktūriniai trūkumai. Dešimtmečius trukęs vyriausybės remiamas monopolis pagrindinėse ekonomikos srityse, privačios iniciatyvos slopinimas ir nesugebėjimas sukurti modernių technologijų lėmė šalies technologinę priklausomybę ir pažeidžiamumą sankcijoms. O Rusijos perėjimas nuo Europos prie Kinijos prieštarauja pagrindiniams ekonomikos geografijos dėsniams ir susilpnino, o nesustiprino Rusijos strateginę padėtį. Žmogiškosios sąnaudos Rusijai tampa nepakeliama našta. Demografinis nuosmukis, mažėjantis karo amžiaus vyrų skaičius ir pasipriešinimas tarnybai privertė Kremlių imtis brangių mobilizacijos taktikos priemonių.
Valstybė išsiurbė darbo jėgą iš pagrindinių sektorių, išeikvojo policijos ir pramonės darbo jėgą ir karo lauke remiasi monstriška žmogiškųjų bangų taktika. Tai dar ne viskas, tai tik pirmoji laidos dalis. Antroje laidos dalyje kalbėsiu apie itin skaudų klausimą ukrainiečiams, kuris kelia nerimą ir pačiam Putinui. Tai yra, kas pirmas ekonomiškai išseks - Rusija ar vakarų vis mažiau remiama Ukraina. Kas pirmas kapituliuos ar nebenorės tęsti karo. Kalbėsiu ir apie Rusijos vis dažnesnius išpolius prieš Europos NATO valstybės. Mat rusai ne tik vis nagliau elgesi NATO šalių pasienyje, bet ir bando savo šalies piliečius įtikinti, kad NATO valstybės jau po 5 metų rengiasi karui su Rusija. O tai jau tikrai nerima kelianti ženklai, nes ko reikia Putinui, kad galėtų pulti NATO? Bent jau pirmiausiai įtikinti savo tautą švento karo reikalingumu ir turėti sukauptą bei parengtą kariuomenę. Tad apie tai ir kalbėsiu, apie NATO susidarimus su Rusija pilkojoje zonoje. O antrąją laidos dalį galite žiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.